Labas vakaras, brangus svečiai! Liuks. Pas mus svečiuose, kaip ir kiekvieną kartą, kaip ir pirmą kartą, yra didė asmenybė, pats Laurynas Sodaitis. Jeigu galim, paplojam. Kas buvo, kad Nedas labiausiai norėjo šito svečio, kaip patys turbūt suprantat, man tai žinai. Tikrai. Aš siūliau kitokius, nesvarbu, žodžiu, kitą kartą darysim pagal mane. Tai iš karto gal ir pradėkim. Kas tu esi, Laurynai? Nežinau, kas esu, verslų užsiminėjau, šiek tiek tėtis esu sūnui, jeigu klausėt. Nežinau daugiau, nu. Kaip ten sakė, dėl darnos priežasties išpopuliarėja žmogus Lietuvoje paskutiniu metu. Kokią dieną, Laurino? Kokią dieną, Laurino? Tai atsibunda, kavos išgeria. Kalbant apie kavą, patrauk tą mikrofoną vis tiek nelaikai. Atneškim svečiui. Ką gersit, prašau kavos? Ar vandens? Jaudinasi vyrai, gal 50 įpilkit. Aš vandens. Aš irgi vandens. O, koksai. Žinom, kad mūsų Dominijos turi daug pinigų. Ar tai mitas ar tiesa? Nežinau, čia gal mitas šiek tiek. Bet tu pasidarai kokius 300 už tų skyrybų straipsnius. Nežinau, bet tame ir reikalas, aš labai norėčiau. Jeigu man už juos mokėtų, tai aš jau čia tikrai pas jūs nebūčiau atėjęs, žinai, bet dėja nemoka, tai... Oi, puga! Sniego puga! Brrr, šalta! Ar tau nešalta? Ne, normaliai. Paduodam! O, dabar jau šalta! Šalta! Eik, tu šalta! Baikit! Oho! Tai sakyk, Laurynai, dabar toks klausimas iš karto. Yra, tarkim, 100 vaikų, ne? Afrikoje. Taip. 100 Afrikoje vaikų. Gali juos išgelbėti, ne? Bet yra 10 Lietuvoje vaikų. Taip. Kurios gelbėjai? Visus. O nuo ko gelbėti reikia? Nuo užpuolikų, atbėgančių su kardais. Tai nežinau, gal Afrikoje daugiau išgelbėti, jeigu visą 100. Gerai. Tai nemyliu Lietuvos, ne? Ką? Nemyliu Lietuvos. Ne. Grįžkim į balandžio 4 dieną. Žinai tą dieną turbūt, ką reiškia. Na, ir tekę. Kažką sako tavo gyvenime? Jo, tokiam lemtingam. Gerai. Labiau naktis ne diena ten buvo. 9:49 įvyko konfliktas jūsų namuose, o 21:00 pafolvinai nešvankiai. Ar čia susiję įvykiai? Iš kur inspiracija? Ta pačią dieną? tą pačią dieną. Geras. Fake news reiškia čia buvo, ne? Kas? Viskas. Nežinau. Ne fake. Pasėdėjau, tai ne fake gal news, bet daugiau. Tai biški buvo tų fake news, jo. Apie ką klausimas? Nesvarbu, eikim prie kito klausimo tada iš karto. Gerai, yra 2 miestai, aš vėl su tokiu hipotetiniu. 2 miestai. Yra vienas labai blogas miestas, ne? Vienas labai geras. Tai iš karto sakykim, vienas pats geriausias miestas, vienas pats šudiniausias miestas. Pagaliau kulviršį padarė. Tai čia augintinis visų. Čia žmogus kulviršį nepadaręs ir gavęs už tai daug heito, tai dabar davėm išsipirkti. Vienas šudiniausias miestas, vienas geriausias miestas. Vilnius Kaunas. Nežinau. Nesąmoningas klausimas. Abu geri miestai. Vienas mažiau. Ką? Vienas vis tiek mažiau geresnis. Tai nes gal Kaune negyvenu pats Vilniui gyvenu, tai gal biškai geresnis. Laurynas Sodaitis sako, kad Kaunas yra šudiniausias miestas. Jo žodžiai ne man. Kokią mašiną vairuoji? Markė? Mercedes. Kaip tavo draugai vaidina? Kaip mes galim kreiptis? Laukeriukų? Laurenzelis? Sodailiukų? Laurinčkis? Lauriniūnas. Lorenzo. Laurino vadina mane draugai. O tai dabar sakyk, tai koks tavo pagrindinis darbas yra?
vadovauju komercijos agentūrai ir turim keletą komercijos tokių projektų. Tai jeigu mes norim e-shop atsidaryti, mes galime tave kreipti? Žinoma, galite. Padarysim mum irgi milijonus. Tai e-shop ar milijonus jums reikia padaryti? Tai čia ne tas pats? Nebūtinai. Jeigu milijonus reikia padaryti, tai tada nežinau. Gal nebūtinai per e-shopą, čia kitus dalykus gerai moka daryti. Man, žinai, kas labai patinka, kad per paskutinį tą laiką jūs labai gerai parodėt Lietuvoje trūkumą kritinio mąstymo, žinai. Bet labai gerai padarytą turinį pasiema net žinios. Tai aš labai skaitau, kad žmonės iš vis netikrina savo šaltinių, žinai, ir čia labai jūs gerą daro darbą mūsų valstybei ar tautoj, kad labai išryškina šitą problemą. Kad visi matė, kaip Voltas su Boltu kalėsi, o realiai ta sensacija buvo, žinai, surežisuota. Tai va, tai labai mes turim daug bendro su, žinai, tuo mano išgarsėjimo istorija ir tai, ką jūs darot. Jeigu dabar pabėgant nuo visų dramų, ne, tarkim jau... Tokių iš paprastesnių klausimų, ne? Kaip susigal reikalai? Normaliai, bendra. Sūnų turim kartu. Seneli! 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 Laurynai, ar buvai geras berniukas? Senelis ekshibicionistas pas jis. Aš geras buvau, jo. Bet ten per straipsnius rašė kitaip. Bet yra taip, kad jeigu teismas neįrodė, tai tada geras. Pats paklausai, pats atsakė. Oi, čia iš senelio nedarykim juokelių. Dabar rinkis dovanėlę. Juodą. Ne šitą. Apatinę? Ne šitą. Šitą teisingai. Rinkis. Mums? O jūs rinkitės dabar? Aš juodą. Kalėdų senelis. Emporio Armani laikrodį. Seneli. Another Rolex Emporio Armani. Ačiū, seneli. Ką gavai? 2 Rolexus gavau, ant abiejų rankų po Rolexą. Visi laikrodžiai pasideda. Visi užsidedam po laikrodį ant rankų. Turim, tu 2 Rolexus. Užsidedam. Ar galim pakelti į kameras rankas su Rolexais? Visi va taip padarom visi, su 2 rankom. Pažiūrim, sudedam. Su 2 rankom padarom. Nerodo laiko šitie Rolexai. Su 2 padarom. Gerai. O dabar muzikinė pertraukėlė. Zdaro. Labas. Tu tokia seksi, dėlis mėgsti, kad šiandien počią rinksi tam kaip pats įsėsti. Filmuoji Instagram žaidai su savo traška istorija, kokia tuoji gyvenime planai ir to. Tikro efektai! Visi nori ją, bet mergaitė artinga, su visais tokia šalta, bet įmano lovoje. Visi nori ją, bet mergaitė artinga, su visais tokia šalta, bet įmano visi nori ją, bet mergaitė artinga, su visais tokia šalta. Iš tų klausimų, tokių, žinai, kad atsakyt kažką neturim, bet turim žiūrovų vieną klausimą. Tai būtų patogu, kad įneštų tą klausimą, nes... Labas, Lauri. Linkėjimai iš Maldyvų. Žinai, dienelis bėga į pabaigą, bet nuotaikėlė vis tiek išlieka ta pati. Klausyk, Lauri, aš tu turiu vieną klausimą. Kada grįšiu namo? Ką? Matosi iškart, kad didelis biudžetas čia jūsų laidos. Atsakysi į klausimą, ar čia... Ar bėgsim? Kiek gali Važiuosi va dabar po laidos sūnų pasimtai užtuksiu. Nu. Maldyvas? Ką? Į Maldyvus? Tai klapie namo klausė, ar čia ne Maldyvas namai? Ai, mes nesigilinom į tą klausimą, matintė mes iš karto ir... Daug kur čia matas nesigilinat. Bet... Jeigu dabar
Kokia tavo didžiausia baimė? Mirt. Kodėl? Mums čia Nežinau. už tave reikia atsakinėti. Nežinau, kodėl. Noriu pagyventi dar biškį, pamatyti pasaulio. Tai klausk kažką, vyrai. Tu mūsų paklausk. Papasakok iš tikrųjų. Kodėl mes turim klausti? 3 geriausias savybės pas moterį, vat pagal jūs. Jasna. Aš šitos dalykus, tai aš, žinai, aš nesu seksistas, žinai. Mhm. Tarkim. Iš tikrųjų, tai. Ar tu lietuvis? Taip. Ar tu žemaitis? Ne, aš esu zanavykas. Skamba bielorusiškai. Aš esu šakių. Šakių vytis. Taip. Mus Būtent. remia šokių vytis. Labai gerai. Neremia mus. Tu kaip nieks jūsų neremia, aš taip matas. Be meškerė net kokią antrankių normalių nenusipirkot. Turi Tinderį? Ne. Ar ieškai kažko? Ko? Kažkokį bum šakalaką. Džagi? Taip, aš mikį išmakį kažką. Ja. Mhm. Turi dar kažkokių klausimų mums, ar mes jau galim likti? Tai nežinau. Gali atvaryti jau, jeigu skubat. Paim aparatūrą atidarytą. Nu. Kaip tu jauties? Ką? Kaip tu jauties? Gerai jaučiuosi. Tokie, žinai. Nu, lauriukai. Snieguolė! Nu, lauriukai. Ilgai rengėsi. Nu, lauriukai, pašokam. Nu, lauriukai. Davai, tu pašok mum. Muzikos gal reikėtų. Iš kur jūs radot šitą? Startis. Čia ta kaip išgelbėk draugą buvo raudona ir mėlyna, palauk. Na, geras šitas. Aš esu tau paruošęs atsisveikinimo dainą, kadangi sakei, kad nebenori būti su mumis. Kažko nutrūkusis tik, kad čia jūs abudu. Laurynai, pasakyk man, ar ilgai kvailiosi tu? Laurynai. Laurynai, pasakyk man, ar tu ilgai ieškosi manęs? Kodėl tau atrodo, kad aš esu nieko vertas? Kodėl tau atrodo, kad nori būti tik tai su tavim? Come on, baby! Let's dance, rock and roll. Let's get somebody. Let's touch your body, move your body. Iki, Laurynai. Dabar galvoju, čia šūdiniau buvo areštinė ar pas jūs, iš tikrųjų. Uždarom. Bet šį kartą nesadaitį. Šį pokalbį. Su jumis buvo Laurynas Sadaitis! Bam! Seniai begirdėjai garsą tokį?